very much, Eleonora, for the introduction. Labai ačiū, Eleonorai, This už is my tokį first time pristatymą. in Iš ties, Lithuania, tai first time pirmasis in mano Vilnius, kartas and Lietuvoje, also the first Vilniuje. time, of course, that I'm speaking Ir here pirmą kartą in this very kalbu important building, the Parliament of tokiame svarbiame Lithuania. So I'm quite pastate honored to be Lietuvai, here, Seimo and it's rūmuose. nice to see so many people here Labai in the malonu room, matyti tiek daug jūsų who are all having susirinkusių the same interest. ir žinoti, kad visus sieja bendros interesų sritys. Norime gerinti žurnalų kokybę tiek vietiniu, tiek pasauliniu mastu. Prieš gilindamiesi į Skorpus norėčiau, kad pirmiausia pažvelgtume į kelis tyrimo, kuris vyko Lietuvoje ir keliose kaiminėse šalyse rezultatus. Pirmiausia, pabandysiu prisijungti prie svetainės, pasižiūrėsime, ar veikia. Deja, labai mažos raidelės. Taigi, Ulfas jau mus šiek tiek papasakojo apie kaip normalizuojamas atsietojamumo faktorius, veiksnys, o čia matome, kaip vystėsi leidyba, mokslinė leidyba Lietuvoje, kaip augo publikacijų skaičius. Kairėje pusėje matome citavimo indeksą. Taigi matome, kad Lietuvoje situacija nuo 96 metų auga iki 2012 metų. Tačiau citavimo indeksas šiek tiek kai kuriuose šalyse atsilieka, bent jau Estijoje. Matome, kad Estijoje yra pažymėta raudonai, šiek tiek labiau kairėje pusėje, Lietuva žaliai dešinėje. Taigi matome, kad iš ties Lietuvoje parengiama daugiau publikacijų. Tačiau kitas žingsnis be abejonės reikėtų gerinti kokybę ir siekti didesnio cituojamumo ir spausdintų straipsnių. Kai grįžkime prie pranešimo ir Skorpus. Taigi kalbėsime apie Scopus duomenis, kurie yra naudojami įvairiuose produktuose ir sprendimuose. Šiuo metu galime daug sužinoti ir apie pagrindinį scopus.com produktą, bet ir yra kitų svarbių dalykų. Tai yra citavimo indeksas iš SciVal, tai yra palyginimui naudojama priemonė, taip pat analitinės įvairios paslaugos ir Pure. Taip, kad yra įvairios priemonės, kurios sudaro Scopus duomenų bazę. Ir mes daugiau šiandien kalbėsime apie bendrai scopus.com. Scopus egzistuoja jau 10 metų, viskas prasidėjo 2004-aisiais ir kuomet ši priemonė buvo pradėta kurti Elsevier, mes daugiau telkėme dėmesį į tyrimus. Taigi viskas, kas čia yra išvardyta, yra susijęs su tyrėjo žingsniais, apie kuriuos, šalia kurių yra siejami tam tikri Scopus duomenų bazės, priemonės ir prietaisai. Taip, kad egzistuoja tokia bendradarbiavimo sąsaja ir galima, žinoma, rinkti su kuo bendradarbiauti. Ir mes jau iš prieš tai girdėjome pranešimo, jog labai svarbu bendradarbiauti su kitais tyrėjais, mokslininkais, geriausia ne iš savo šalies. Taip, kad tarptautinis bendradarbiavimas turi didelės reikšmės. Scopus sudaro autorių profilius, tai yra kiekvienas, kuris išspausdina bent jau du publikacijas duomenų bazėje, gali turėti savo profilį ir galima matyti, su kuo buvo vykdomas bendradarbiavimas. Taip pat nurodome žmonės, su kuriais dar nebendradarbiaujate, bet galėtumėte bendradarbiauti, nes sutampa jūsų interesų sritis. Dar vienas svarbus dalykas, kurį norėčiau pabrėžti, yra, jog galima identifikuoti, kuriuos
kuriuos žurnalus galima būtų teikti savo straipsnį ir būti išspausdintam. Aš manau, kad tokia priemonė yra labai svarbi mokslininkui, o taip pat ir leidėjams. Tai yra, kaip įsitikinti, kad jūsų žurnalas yra išrenkamas į geriausių šaltinių sąrašą. Ir taip pat galima pasižiūrėti, ką reiškia didelio cituojamumo žurnalas, ką reiškia toks duomuo. Taip, kad yra iš ties daug įvairiausių priemonių, kurios gali padėti surasti geriausią žurnalą jūsų publikacijai, tai yra pagal auditoriją, pagal bendradarbiavimo partnerius, pagal tematiką, cituojamumą ir panašiai, išsirinkti patį geriausią žurnalą. Taip, kad tai yra įvairūs žingsniai, kuriuose tyrėjui Scopus gali padėti. Taigi, ką šiandien galime rasti Scopus duomenų bazėje? Daugiau nei 56 milijonus įrašų iš daugiau nei 22 tūkstančių pavadinimų, publikacijų, 75 tūkstančių knygų. Taip, kad labai didelė iš ties duomenų bazė ir reikėtų šiek tiek vėliau pakalbėti, kaip mes užtikriname, kad tiek leidinių turi iš ties užtikrintą kokybę. 21 milijonas įrašų buvo surinkti iki 96 metų, 35 po 95. Šis išskirimas įvyko dėl pasikeitusios tvarkos. Nuo 95 buvo pradėtas reikalauti abstraktas, metaduomenis, duomenis apie autorių. Ir aš šiek tiek vėliau parodysiu, ką mes darome, kad gerintume kokybę ir kad 96-ųjų platesnius duomenis pradėtume vėl rinkti dabar. Taigi Elsevier yra leidėjas ir dalis šio leidėjo turinio yra patalpinta ir Scopus, tačiau tai nėra vienintelis leidėjas, kurio turinys čia talpinamas, yra daugiau nei 5000 leidėjų, kurių pavadinimų leidiniai yra įtraukti į Scopus duomenų bazę. Jie iš daugiau nei 150 skirtingų 105 valstybių ir straipsnių abstraktai, santraukos yra pateikiamas ir pavadinimai yra pateikiami anglų kalba. Tačiau pats tekstas gali būti bet kokia kalba, taip kad dabar Scopus duomenų bazėje yra 40 kalbų įvairovė. Ir parodysiu pavyzdžių vėliau ir iš lietuviškų pavadinimų straipsnių. Tekstų straipsnių. Taigi šiek tiek detaliau apie šaltinius Scopus duomenų bazėje, daugiau nei 21 tūkstantis recenzuojamų žurnalų, 300 beveik 60 profesinių žurnalų, jau kalbėjau apie skirtumus renkant duomenis iki 96 metų ir vėliau. Tačiau jeigu ieškosite medžiagos, galima gauti jos nuo 1823 metų. Tai nereiškia, kad visi žurnalai turi tokius senus duomenis. 1823 metais tiek daug žurnalų tikrai nebuvo 21 tūkstančio, tačiau dalis žurnalų, kurie jau egzistavo, jų jau galima rasti jau ir nuo šitos datos. Konferencijų medžiaga taip pat yra čia talpinama. Kuomet kalbame apie tokią medžiagą, turime galvoje konferencijų pranešimus, straipsnius, nerecenzuojami, tačiau moksliškai svarbus recenzuoti konferenciniai pranešimai. Ir iš 82 tūkstančių renginių daugiau nei 6,8 milijonai įrašų, tai yra labai nemaža dalis medžiagos, kuris sudaro 12% Scopus duomenų bazės. Labai daug iš inžinerijos, fizinių mokslų, ir didžioji dalis tam tikrų temų atsiskleidžia būtent konferencijų medžiagoje.
Svarbiausia informacija, pavyzdžiui, kompiuterijos srityje, informatikos srityje yra konferencijų medžiagoje. Todėl yra labai svarbu, jog recenzuojami straipsniai skirti konferencijoms, pranešimai būtų taip pat atitinkamos kokybės. Taip pat yra knygos, kurios gali būti kaip periodiniai leidiniai arba vienkartiniai leidiniai, tai yra šaltiniai Scopus duomenų bazėje įtraukti. Mes turime daugiau nei 500 pavadinimų knygų, 28 000 jų leidimų įvairių tomų. Taigi atskirų tokių knygų pavadinimų knygų yra 75 000. Ir čia iš ties labai daug socialinių mokslų ir humanitarinių mokslų tematikos. Taigi socialiniuose moksluose, kai žiūrime į publikacijas, daugiausiai jų pasirodo ne žurnaluose, konferencijų medžiagose, bet tokiose knygose. Taip kad jeigu ieškote tokios tematikos, reikėtų nepamiršti pasižiūrėti knygose. Taigi 75 000 knygų iki metų pabaigos. Duomenų bazėje bus jau 120 000 knygų iš įvairiausių komercinių ir universitetinių leidėjų. Ir galiausia turinio dalis, patentai, jie atrodo šiek tiek kitaip. Galima ieškoti patentų per sąsają, Scopus sąsają. 24 milijonai patentų iš 5 pagrindinių patentų biurų Jungtinėje karalystėje, JAV, Japonijoje, Europoje ir likusioje pasaulio dalyje. Kaip jau minėjau, mes jau turime tą takoskyrą nuo 96 metų. Ir norėčiau papasakoti apie projektą, kurį mes šiuo metu vykdome tam, kad rinktume daugiau duomenų Scopus duomenų bazėje. Dabar turime daugiau nei milijonus straipsnių nuo 70-96 metų, kurie jau yra, tačiau ten šiek tiek trūksta duomenų. Taigi mes peržiūrėsime visus 8 milijonus įrašų ir archyvose turės būti surengta papildoma medžiaga ir ji bus papildyta. Ir gaudami archyvinę medžiagą mes taip pat galėsime papildyti turimą medžiagą, jeigu pradėjome, tarkime, pradėjome skelbti žurnalą nuo 5 tomo ir neturime 1-4, galėsime tokiu būdu papildyti savo duomenų bazę 1-4 tomų, taip pat išgavę juos iš leidėjų archyvų. Taip kad iki 16 metų pabaigos ketiname stipriai papildyti būtent už šį laikotarpį turimus duomenis. Taigi turime 2,3 milijonus įvairiausių atskirų vienetų publikacijų. Ir ypač tyrėjai, kurie pradėjo iki 96 metų publikuotis, jie pastebėjo, kad jų citavimo duomenys buvo tikslesni. Ir turint galvoje, kad 20% dabartinio projekto jau yra baigta, mes jau matome, kad H indeksas, jo situacija yra stipriai jau pasikeitusi. Ypač geografinius mokslų srityje. Kai pradėjome vykdyti šį projektą, geografija turėjo H indeksą 21 lygų. O dabar vieno autoriaus jų H indeksas pakilo iki 52. Taip kad pildydami duomenis iš tikrųjų matysime pokyčių įvairiuose rodikliuose.
Taigi dabar jau vykdėme 20% šio projekto ir vis daugiau surinksime archyvinės medžiagos. Iki metų galo planuojame užbaigti apie 80% šio projekto. Taigi, lyginant Scopus su Web of Science, Gijomas po manęs kalbės ir šiek tiek apie tai papasakos, bet galime lygintis su mūsų artimiausių kaimynų, varžovų. Taigi 21 000 pavadinimų ir jie pasirodo ir kitose šaltiniuose. Tai yra 12 000 Web of Science, yra ir Scopus 21 000 Scopus. Ir pavyzdžiui, viena iš sričių socialiniai mokslai, Scopus turi daugiau būtent straipsnių, daugiau publikacijų šioje srityje negu Web of Science. Norėtume tikriausiai žinoti ir kaip atrodo Baltijos šalys. Matome, kiek dokumentų mūsų duomenų bazėje yra iš kiekvienos šalies, Estijos, Latvijos ir Lietuvos. Lietuva pilkai pažymėta, tikriausiai jums aktualiausia. Matome, kad skaičiai po truputį auga. Turime apie 3000 publikacijų Scopus duomenų bazėje per metus. Lyginant su Web of Science, galime vėlgi palyginti su šviesia pilka spalva. Taigi tamsesnė spalva yra Scopus, šviesesnė Web of Science. Taigi matome, kiekvienais metais vis daugiau straipsnių yra talpinama į Scopus iš Lietuvos ir jų yra daugiau lyginant su Web of Science. Taigi pažiūrėkime, kokie žurnalai yra Scopus iš Baltijos šalių, taigi Latvija, Lietuva, Estija. Kairėje matome, kiek pavadinimų yra iš kiekvienos valstybės. Kalbant apie Lietuvą, 14 pavadinimų nemažai. Ir lyginant su Web of Science, iš 40-24 yra Web of Science. Ir Baltijos šalys Scopus publikuoja unikalių 40, kurie nepasirodo Web of Science. Taip pat matome tam tikrą pasiskirstimą, kuris siejasi su tuo, kas jau buvo kalbėta apie publikavimo kalbą ir aktualumą vietiniams bei tarptautiniams žurnalams. Taigi, dešinėje pusėje matome, kiek iš viso buvo dokumentų paskelbta Lietuvos mokslininkų tarptautiniuose žurnaluose, lyginant su lietuviškais. Taigi, matome, kad apie 20% straipsnių, kurie buvo publikuoti lietuvių autorių, jie yra publikuojami lietuviškuose, o 80 tarptautinėse žurnaluose. Kuomet vertiname lietuviškus žurnalus, grįžtame prie skaičių, kuriuos jau matome, kad apie 50% dokumentų taip pat yra pateikiami iš lietuviškų autorių į lietuviškus žurnalus. Kaip jau minėjau, didžioji dalis tekstų yra anglų kalba, tačiau pats straipsnio tekstas išskyrus abstraktą ir dar šiek tiek informacijos gali būti ir gimtąja autorių kalba. Tik apie 40% autorių iš Lietuvos publikuojasi lietuvių kalba. Taigi, jau rodžiau, kad mūsų padengiama sritis, mūsų apreptis yra labai didelė ir geografinė prasme, ir temų prasme. Mūsų žurnalų kokybė iš ties aukšta ir stengiamės kokybę išlaikyti. Mes
turime tarptautinį nepriklausomą ekspertų komandą, kuri stengiasi šią kokybę užtikrinti. Kai kurie galbūt veidai yra jums pažįstami, jie yra susijęs su Elsevier, tai yra redkolegijos nariai, kurie sprendžia, kokie žurnalai turėtų patekti į Scopus. Taigi Scopus nėra išsami duomenų bazė, kurioje pasirodo viskas. Taigi jeigu ieškote duomenų per Scopus, žinokite, kad surasti duomenys yra aktualūs ir publikuojami laikantis aukščiausios kokybės reikalavimų ir kad yra tikri duomenys. Taip pat apačioje matote mūsų partnerės organizacijas, kurie padeda atrinkti turinį. Šios organizacijos padeda identifikuoti žurnalus, kurie gali būti svarbus Scopus. Taigi šie žmonės, kuriuos matote čia, atlieka recenzavimą ir šioje skaidrėje norėčiau papasakoti, kaip tas recenzavimas vyksta. Taigi prieš atrenkamas kažkoks žurnalas, pirmiausia, reikia patikrinti, ar žurnalas atitinka minimalius reikalavimus. Kiekvienas žurnalas privalo atitikti 5 minimalius kriterijus prieš jį priimant. Taigi, recenzuojamas, nesvarbu, koks recenzavimas atliekamas, ar maskuotas, ar dvigubai maskuotas, bet kažkiek turi būti to recenzavimo. Taip pat abstraktai anglų kalba, visas tekstas gali būti bet kuria kalba, tačiau santraukos turi būti angliškai, reguliarus publikavimas, taigi žiūrime, ar žurnalas ketina būti reguliarus, ar turi ISSN, taip pat turi būti romėniškais raštmenimis, kirilica mes negalime apdoroti tekstų ir negalime sieti jų su Scopus. Taigi, norėdami skaičiuoti citavimo duomenis, būtina publikuoti romėniškais raštmenimis. Taip pat etikos tam tikri reikalavimai standartai, publikavimo etikos standartai ir mes domimės kiekvieno žurnalo etikos politiką ir norime užtikrinti, kad egzistuoja tam tikra politika, kuria vadovaujasi redkolegija. Taip, kad jeigu nustatomas, pavyzdžiui, plagijavimo atvejis, jog su juo jis bus sprendžiamas pagal atitinkamas etikos tvarkas. Taip, kad mes reikalaujame, jog būtų kažkokia tai etikos politika. Taip, kad kai žurnalas atitinka 5 kriterijus, mūsų komisija peržiūri turinį ir yra 14 kokybinių ir kiekybinių atrankos kriterijų, kurie patenka į 5 kategorijas. Ir mūsų duomenų bazėje, mūsų interneto svetainėje apačioje nurodyto galite detaliau pasidomėti, bet aš šiek tiek papasakosiu apie kriterijus. Kriterijų grupės, tai yra žurnalo politika. Kokia yra žurnalo tikslai, ar jie atitinka redkolegijos viziją. Taip, kad jeigu jūs, pavyzdžiui, esate matematikos žurnalas Lietuvoje, mes tikėtumės, kad jūsų autoriai būtų nemažai lietuvių ir jūsų redkolegijos narių būtų nemažai lietuvių. Bet jeigu žurnalas skirtas matematikai bendraja prasme, turėtų ir redkolegijos nariai ir spausdinami autoriai tai atspindėti. Turinio kokybė tikriausiai yra vienas iš svarbiausių dalykų. Mes žiūrime į mokslinę straipsnių kokybę. Mes nagrinėjame dokumentų atskirus pavyzdžius ir žiūrime, kaip šis žurnalas prisideda prie mokslo vystymo kažkokioje srityje. Ir Ulfas jau kalbėjo šiek tiek, jog tai yra pakankamai, galbūt tai yra nauja kažkokia tai sritis, naujas straipsnis, ar apie tai jau buvo kalbėta, koks yra naujumas. Taip pat žurnalo padėtis, ar
lyginant, pavyzdžiui, ar jis yra cituojamas kitų Scopus jau publikuojamų įtrauktų į Scopus duomenų bazę žurnalų straipsniuose. Reguliarumas, mes vertiname, koks yra reguliarumas lyginant su planuotu. Jeigu planavote leisti žurnalą kas mėnesį, o per metus išleidote tik 6, vadinasi, netitinkate savo reguliarumo. O jeigu, pavyzdžiui, vieną žurnalą per metus, tai ir pavyko pagal tvarkaraštį žurnalą išleisti, vadinasi, su reguliarumu yra viskas gerai. Taip pat žurnalo prieinamumas internetu, kaip mes čia vertiname, kaip sudėtinga ar nesudėtinga prie šio žurnalo turinio prieiti internetu. Reikėtų, jog būtų aišku, jog jūsų žurnalą galima ir jo turinį rasti kažkokiu tai būdu ir nelabai svarbu, ar jis yra mokamas ar ne. Tai yra tokie grupės, tai yra kategorijos kriterijų. Ir mes vertiname, ar žurnalas atitinka standartus, atliekame vertinimą. Ir jeigu mes randame žurnalų, kurie netitinka standartų, mūsų komisija tokius jau Scopus duomenų bazėje įtrauktus žurnalus gali iš naujo vertinti, pervertinti. Taip, kad net jeigu jūs patalpino į Scopus, negalima atsipalaiduoti, nubraukti prakaito ir nieko neveikti. Nes jeigu netitiksite kažkokių tai kriterijų, gali būti, kad jūs iš naujo vertins, siekdami įsitikinti, kad jūsų kokybė nesuprastėjo. Elsevier yra pirminis leidėjas ir dėl jo turime labai daug žinių apie leidybą. Mes suprantame, kokie yra autorių poreikiai, leidėjų poreikiai, mes suvokiame visų interesų grupių poreikius ir iššūkius. Taigi, turėdami tiek daug žinių, visapusiškų žinių, mes galime vertinti tinkamai žurnalus ir suteikti jums pačios tinkamiausios informacijos, kuri padėtų gerinti jūsų žurnalo kokybę. Elsevier jums gali išties padėti kaip leidėjams gerinti žurnalo kokybę. Aš nepaminėsiu visko, tačiau pirmiausia reikėtų nepamiršti perskaityti dažniausiai užduodamų klausimų sąrašo. Jeigu netyčia jūsų žurnalas buvo atmestas ir mes pateikėme jums galutinį sprendimą, mes visais atvejais leidžiame susipažinti su recenzentų nuomonė, kurioje yra taip pat nurodyta, kaip žurnalas galėtų pagerinti savo situaciją, kad pateikęs parašką kitą kartą, galbūt jau būtų patalpintas iš Scopus. Iš ties yra labai daug informacijos, su kuria galite ruošdamiesi kreiptis į mus susipažinti, kas yra, kaip atrodo recenzavimas, kaip jis vyksta. Taip pat, kadangi būsiu čia visą dieną, galite prieiti ir užduoti man klausimų tiesiogiai. Jeigu neturėsite klausimų šiandien, vis tik tai skatinčiau pasidomėti mūsų svetainę, kurioje yra labai daug naudingos jums informacijos. Cituojamumas jau buvo minėtas, visi Scopus žurnalai taip pat pateikia savo metrinius duomenis. Šių duomenų yra už visus SNP ir IPP ir SJR. Visi šie rodikliai padeda įvairiai įvertinti žurnalo rezultatus, tačiau šiek tiek kitokiu kampu. Mes jau kalbėjome apie field normalization, tai yra srities normalizavimą, ir kiti rodikliai remiasi būtent šiuo rodikliu ir skaičiuoja
rezultatą, kuris būtų palyginamas tarp skirtingų temų. Mūsų Scopus žurnalų vertinimo, žurnalų rezultato vertinimo filosofija yra ta, kad negalima visko matuoti vienu kažkokiu rodikliu ar vieną priemonę, tik tai SNP ar IPP, nes tai nepateikia mums viso vaizdo. Mes stengiamės naudoti kuo daugiau priemonių, kurios padėtų mums geriau įvertinti, kaip sekasi vienam ar kitam žurnalui, koks yra vienos ar kitos srities tyrimų kokybės rezultatas. Taigi, citavimo duomenis pasireiškia ir trečiųjų šalių leidėjų internetų svetainėse. Taigi matome inžinerinis plus biologijos, matome citavimą iš Scopus ir namų internetų svetainėse, duomenų bazėse. Ir galime susirinkti nemažai duomenų IPI ir platformose kiekvienas žurnalas taip pat gali talpinti informaciją pagal Scopus, citojamumą. Ir matome iš Web of Science ir Crossref ir matome, kad cituojamumas iš Scopus yra daug didesnis, todėl kad iš ties mūsų aprėptis yra žymiai didesnė. Taip, kad jeigu jūsų lietuviškas žurnalas yra Scopus ir norite matyti cituojamumo rodiklius savo interneto svetainėje, galite panašias ikoneles pasitalpinti ir stebėti savo situaciją. Taigi, cituojamumas yra vienas būdas, bet be cituojamumo yra kitų būdų, kaip pasižiūrėti, koks yra publikacijos rezultatas. Ir čia yra spontaniškas vienas iš straipsnių, Spontaneous Noting on an Agitated String, 28 citavimai ir nepatenka šis straipsnis į top 1%. Tačiau šis straipsnis turi nemažai poveikio už mokslinės srities ribų. Žmonės iš tikrųjų šį straipsnį skaito. Taip kad pagal meta duomenis mes su Mendeley atliekame dar vieną vertinimą ir galime pasižiūrėti, ar šis straipsnis yra Mendeley duomenų bazėje. Ir galime pasižiūrėti, kiek šis straipsnis buvo išsaugotas dėl įdomumo ir kiek žmonių šis straipsnis domina. 28 citavimai, 102 žmonės išsisaugo šį straipsnį savo Mendeley bibliotekos paskyroje. Galime pasižiūrėti, kasgi domisi tokiu straipsniu. Ir norėdami įvertinti, kokį poveikį daro vienas ar kitas straipsnis mokslo srityje ar už mokslo srities ribų, galima pasiremti ir Allmetric. Tai yra pasižiūrėti, kokį poveikį straipsnis daro. Ar jis paminėtas BBC News, ar New York Times, ar socialinėje žiniasklaidoje. Tai yra, kiek jis yra cituojamas už mokslinės srities ribų. Tai yra, mes jau žinome, kad 28 kartus šis straipsnis Spontaneous Noting on an Agitated String buvo išsaugotas 102 žmonių savo paskyroje ir pagal Altimetrix 22 Facebook vartotojai apie jį kalbėjo, 4 mokslinių tinklaraščių rašytojai. Na, taip, kad matome, koks yra cituojamumas plačiaja prasme. Yra daug įvairių institucijų, mokslinių institucijų, kurios naudojasi Scopus, daugiau nei 3000 universitetų pasaulyje. Taip pat ir mokslinių tyrimų institucijų, kurios pagal Scopus daro sprendimus apie mokslo padėtį pasaulyje.
to make decisions about science, it's important to Labai have a svarbu, database that is jog fully covered for kai kalbame apie comprehensive mokslą, coverage būtų for duomenų a bazių, specific kurios country, taip and that you can plačiai use citation data in skelbia combination with, duomenis for apie example, peer review. mokslinę produkciją ir cituojamumą. Ir mes matome rangavimo institucijas apačioje, kurios remiasi Scopus duomenų base. Financial Times, vienas iš jų, US News Report, geriausius universitetus atrenka, Financial Times, kaip jau minėjome, geriausių verslo mokyklų, Šanchajaus rangavimo sistema, taip pat ir QRS, naudojasi Scopus duomenų baze ranguoti universitetams. Taip kad jūsų turinys turėtų būti Scopus duomenų bazėse, antraip jis nedalyvaus tokiuose rangavimuose. Scopus naudojosi ir daugybė kitų organizacijų, kurios siekia suvokti mokslo padėtį pasaulyje. Aš taip pat norėčiau paminėti keletą valstybių, kurios naudojasi Scopus kaip pagrindiniu šaltiniu. Pavyzdžiui, Australija, REA, Italija, REF, Jungtinė karalystė naudojasi bibliometriniais duomenimis, kuriais remiantis vertina būtent mokslinę produkciją. Vertina mokslo padėtį Jungtinėje karalystėje. Remiasi Scopus duomenimis. Aš jūs pataisysiu prieš tai kalbėjusi prelegentą. Ir įvairios šalis naudojasi Scopus duomenimis ir jeigu mokslininkas kreipiasi finansavimo, jau kai kuriuose šalyse yra vertinamas cituojamumas, rezultatai, sprendžiant ar skirti finansavimą. Tikriausiai aktualiausias dalykas šiame tikriausiai žemėlapyje yra Estija ir Lenkija. Vakar sužinojome, kad Lenkija įtrauks Scopus priimdami sprendimus dėl rangavimo ir finansavimo ir taip pat panašių kelių suka ir Estija. Taip kad visos šios svarbios šalis, institucijos naudojasi Scopus duomenų bazę, vertindavos mokslo padėtį, mokslo produkciją. Taip kad aš tikiu, kad Lietuva pasuks tuo pačiu keliu ir vertindama mokslinius tyrimus taip pat naudosis Scopus. Ir galiausiai norėčiau parodyti rezultatų apie mokslinius tyrimus ir jų padėtį Lietuvoje. Čia matome tarptautinį bendradarbiavimą, jau šiandien mes kalbėjome, kaip svarbu užtikrinti bendradarbiavimą tarptautiniu mastu. Ir čia matome, kad bendraja prasme bendradarbiavimas gerėja. Lietuva pažymėta čia žalia spalva, galbūt per pastaruoju metu matome kritimo tendenciją, tačiau šiuo metu jau tendencijos gerėja bendradarbiavimo, tačiau matome ir pirmaujančių šalių, Švedija geltona spalva ir kitos šalis vis labiau bendradarbiauja tarptautiniu mastu. Kodėl tai yra gerai? Kodėl reikia bendradarbiauti? Tarptautinis bendradarbiavimas pagerina cituojamumo indeksą ir be jokios abejonės jūs labiau bus linkę cituoti, jeigu spausdinsite savo straipsnius su tarptautiniu kolektyvu. Taigi matome, kaip atrodo citavimo indeksas. Lietuva pažymčia. Matome, atsiprašau, bendradarbiaujančios šalis, su kuriamis Lietuva turėtų bendradarbiauti. Matome šiame kvadrante viršutinėme dešinėme kampe ir tai yra
galimybių bendradarbiavimui vis daugėja. Lietuvai aš net nemanau, kad būtų labai įdomu, manau, kad būtų labai įdomu Lietuvai bendradarbiauti su tokiamis šalimis. Taip, kad Lietuvos tyrėjai turėtų bendradarbiauti su tyrėjais iš Lenkijos, kadangi tai pagerintų cituojamumą abiejų šalių atveju. Kaipgi rasti partnerių, kaip mokslininkas galėtų įsitikinti, jog bendradarbiauja su tinkamu partneriu. Scopus yra autorių profiliai, aš jau apie tai kalbėjau, ir yra nurodyti, kokius straipsnius jie publikavo. Ir su šia informacija galime labai gerai susidaryti vaizdą, su kuriais autoriais ir šalimis bendradarbiauti ir su kuriomis turėtumėte, bet nebendradarbiauti. Taigi aš pasirinkau Vilniaus universitetą ir matau institucijas ir mokslininkus, su kuriais Vilniaus universitetas nebendradarbiauja kol kas, nors panašu, kad turėtų. Lenkijos žemės ūkio universitetai ir iš ties būtų naudinga Vilniaus universiteto mokslininkams bendradarbiauti su šiais universitetais ir mokslininkais, kurie yra čia įvardinti. Kadangi toks bendradarbiavimas padidintų kokybę, taip pat pagerintų cituojamumą. Taigi, tiek apie citavimą. Be jokios abejonės citavimas užima laiko, reikia 3-4 metų, kol pasieki piką. Tačiau į žurnalo poveikį svarbą galima ir kitaip pažvelgti. Naujausias Skyval yra transmodulis, kuris parodo, kaip naudojami straipsniai. Taigi, galima pamatyti, kiek kartų kažkoks šaltinis paspaudė straipsnio nuorodą ir jį atsivertė. Tai yra, kiek žmonių domisi vienu ar kitu straipsniu. Žinoma, tai nėra cituojamumas, tačiau ir tai būtų pakankamai įdomus duomenis, vertinant kažkuria prasme straipsnį ar žurnalą. Taigi, matome dešinėje, kad Rusijoje apskritimas rodo, kiek dokumentų buvo paruošta. Kuo tamsesnė spalva, tuo didesnis susidomėjimas. Taigi Rusijoje daug straipsnių parengiama, tačiau nedaug kas jais domisi. Taigi Rusijoje daug spausdinama, tačiau nedaug jų susilaukia dėmesio. O Lietuvoje matome, kad taškas yra nelabai didelis, 41 straipsnis, kažkokia tai tema, kuri yra čia pasirinkta. Tačiau ši tema ir šie straipsniai yra labai įdomus, kadangi yra labai raudonos spalvos, taip kad iš tikrųjų labai tamsiai raudona. Taigi ši informacija yra tyrėjams įdomi, kad temos yra aktualios, dominančios ir šioje temoje Lietuvos mokslininkai dirba tinkamą linkme ir galbūt nėra dar cituojami, bet jų darbai iš ties labai domina akademinė visuomenė ir kitus skaitytojus, taip kad galėtų valstybė atsižvelgti į tokį populiarumą. Kadangi tai leidžia suprasti, kad tyrimai yra aktualūs ir jeigu šis asmuo daugiau publikuotų straipsnių ir galbūt jūsų žurnale, tai būtų kokybiški straipsniai ir jie būtų naudingi žurnalo reputacijai. Taip, kad yra ir kitų duomenų, kurie yra labai svarbus strateguojant
žurnalo veiklą. I have no time. That's very good, because Matau, I kad also mano have- laikas I have jau one more slide to show you, baigtas ir and I turiu hope tik for vieną that slide skaidrę, there's no kurią dar translation norėčiau needed. parodyti. Greičiausiai Before I show nereikės you that tos slide, skaidrės I would like to, versti. mention one more thing. Ir norėčiau dar prieš parodydamas we paskutinę recently skaidrę decided pasakyti, that kad mes we're visai going to neseniai enroll a nusprendėme, jog program pradėsime here in Lithuania too, vykdyti programą which ir helps Lietuvoje, to, programą, kuri have padės more Lithuanian journals included in the Lietuvos Scopus database. žurnalams So we'll, talpintis have a local Scopus team duomenų based in bazėje. Poland, and you can Lenkijoje contact bus them to have a komanda, pre-review su kuria of the galėsite journal before you submit it susisiekti to the Scopus database. ir So jie we can help atliks tokią you to, išankstinę peržiūrą assess the žurnalų, criteria to vertinimą, make sure that all pasižiūrėti, ar of the iš ties criteria are atitinkate met minimalius before you submit it reikalavimus. to Scopus. Ir tik tuomet jau And the kreiptis local tiesiogiai team, į will Scopus. help Ir you ši with vietinė that. So komanda after this conference, jums we'll share padės. contact Taigi details mes with you, po konferencijos that pasidalinsime anybody who's šios interested in that can contact komandos, us and kurie make, atliks use tokį of that pirminį service that vertinimą we're duomenimis ir offering galėsite to šią everybody in paslaugą Lithuania. Lietuvoje And with that, I would like to naudotis. show my final slide. Taigi aš norėčiau This doesn't atversti need any paskutinę translation. skaidrę ir čia Ačiū. tikrai Thank you very much for nebereikės your čia daugiau attention nieko and thank you very pridėti. much. Dėkoju Jums uždėmesi.